Baigtas restauruoti vienas gražiausių Klaipėdos universiteto miestelio pastatų studentų aula. Tai jau 6. sutvarkytas istorinio komplekso pastatas. Atnaujinimo dar laukia 7. buvęs maisto sandėlis. Klaipėdos universiteto miestelį sudaro 7 buvusių kareivinių komplekso pastatai statyti prieš 100 metų. Šis centrinės aikštės dalyje raudonų plytų pastatas iš kitų išsiskiria tuo, kad yra vienaaukštis su bokštu ir laikrodžiu. Istorinių šaltinių duomenimis pastate veikia kareivių laisvalaikio klubas. Čia ilsėjosi vokiečiai, prancūzai, lietuviai ir rusai. Per karą nuniokotą pastatą pradėta restauruoti prieš 5 metus. Specialistai sutvirtino pamatus, sienas, pakeitė perdangą, stogą, įrengė palėpę, sutvarkė rūsius. Didelė dalis angokraščių, laiptų, plytelių, dekoro elementų, daug kas buvo sunaikinta. Ir čia mes, kadangi turėjome laiko pakankamai, tai ir važinėjom po Europos šalis vakarų į parodas ir rinkome pagal autentą tokius pat pavyzdžius ir net užsakėm rankų darbo, plytas, plytelės. Sudėtingiausia buvo užkelti pagal istorinę medžiagą atkurtą 6 tonas sveriantį bokštą, kuris po karo buvo nupjautas. 1,8 milijono litų kainavusi restauracija neogotikinio stiliaus pastatą pavertė elegantiškais universiteto bendruomenės namais. Palėpėje įsikurs Baltijos regiono istorijos archeologijos institutas. Atnaujinimo laukia dar vienas statinys. Tas 7 yra šiek tiek atokiau, buvę maisto sandėliai, tačiau tai yra to paties laikotarpio, 19 amžiaus pradžios, pseudogotikinis pastatas, galbūt mažiau tos architektūros tokių įdomesnių elementų turi, bet mums labai įdomus ir reikalingas. Po restauravimo buvusiame apie 1000 kvadratinių metrų maisto sandėlyje planuojama įsikurs meno studija.